Austrijos regbio rinktinė viešai nusirengusi nuogai Gedimino prospekte įtariama viešosios tvarkos pažeidimu. LNK žiūrovui Laimonui Zakui pavyko nufilmuoti šį incidentą. Vilniaus policijos trečiasis komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą po to, kai Austrijos regbio rinktinės nariai nusirengė nuogai prie kavinės Gedimino prospekte. Policija išplatino pareiškimą, esą vieta, kur nusirengė Austrijos sportininkai, nepatenka į vaizdo stebėjimų kamerų akirtį, todėl policija neužfiksavo pažeidimo. Pareigūnų teigimu, niekas apie įvykį nepranešė policijai. Apie 20 regbio žaidėjų iš Austrijos nuogi dainavo kelias minutes. Manoma, kad sportininkai galėjo būti neblaivus. Austrai šeštadienį Vilniuje Europos regbio pirmenybėse pralaimėjo Lietuvos rinktiniai. Kitą dieną jie išvyko iš Vilniaus. Policija neatmeta, kad tyriant pažeidimą gali kreiptis į Austriją prašydama teisinės pagalbos. Jaunius Matonis, Laimonas Zakas, LNK žinios Vilnius. Netrukus sporto naujienos su Tomu